Ole, sveiki atvykę į mano kanalą, mano vardas Elžbieta, esu ispanų kalbos mokytoja, online ispanų kalbos mokyklos įkūrėja, kursų kūrėja ir youtuber. Malonu jūs matyti mano kanale. Čia mes mano kanale kalbame ne tik apie Ispanijos gramatiką, bet taip pat ir apie pačią Ispaniją. Ir šiandien jūsų laukia video apie Ispanijos įdomybės. Aš surinkau jums 27 punktus ir pasižiūrėsime, ar visus punktus apie Ispaniją jūs žinojote. Savo komentarą visada galite palikti apačioje, komentuokite, bendraukime ir ką, važiuojame. Ispanija turi pačią trumpiausią sieną visame pasaulyje ir tai yra su Didžiąja Britanija, manau visi žinote, su būtent Gibraltaru. Sienos ilgis yra vos 1200 metrų. Įžymiausios ispaniškos kompanijos, kurias jūs ne tik girdėjote, bet esu įsitikinusi, kad jūs ir dažnai, tikrai dažnai ten apsiperkate. Ir tai yra Grupo Inditex. Ir šitai grupiai priklauso tokios parduotuvės kaip Zara, Pull&Bear, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties. Sakykite, rašykite komentaruose, ar visose parduotuvėse jūs lankotės, nes jos visos priklauso vienai dideliai kompanijai, kuri vadinasi Inditex. Taip pat, manau, jūs žinote ir kitas įžymias kompanijas, tokios kaip degalinės Repsol, mašinos Seat, telefono linijos Movistar, draudimas Mapfre, maisto pristatymo kompanija į namus yra Globo ir žinoma Cabify. Nepatikėsite, bet Ispanija yra su didžiausiu miškų skaičiumi Europoje. Ispanija būtent užima 3. vietą. Ispanijos miškai išsiplėtė į virš 26 milijonų hektarų. Galite įsivaizduoti, kiek daug čia yra miškų, nors iš pirmo žvilgsnio taip ir nepasakysi. Ispanija turi 179 salas. Bet aišku, įžymiausios salos žinoma yra Balearų salos, kurios randasi Viduržemio jūroje, ir Kanarų salos, kurios randasi Atlanto vandenyne. Bet taip pat yra ir daug kitų salelių, jau ne tiek populiarių. Ispanijos himnas neturi žodžių. Taip, Ispanijos himnas vienas iš keletos visame pasaulyje, kur nėra himno žodžių. Jūs tikrai galėjote, žiūrėdami futbolo rungtynes ir prieš prasidedant rungtynėms, kitų šalių žaidėjai, jie dainuoja savo himną, o ispanai, jie tiesiog stovi ir groja muziką. Ir tai išprovokavo, kad yra parašyti 9 tekstai himno, bet ne vienas iš jų nėra naudojamas. Kaip tik Ispanijoje randasi pats seniausias gyvenamasis miestas. Ir kaip galvojate, kas tai gali būti? Žinoma, miestas Kadis. Jis randasi Andalusijos regione ir jį įkūrė 1100 metų dar prieš Kristų. Taip sakant, prieš 80 metų iki mitinio Trojos karo. Madrid, Ispanijos sostinė, ir tai yra miestas, kuris yra 7. vietoje sąraše pagal gyvenančių žmonių skaičių. Ispanijos gastronomija yra labai įvairi ir priklauso nuo vieno ir kito regiono. Priklausomai, kur nuvažiuosite, turėsite skirtingus nacionalinius patiekalus. Aš čia paminėsiu keletą pačių įžymiausių patiekalų. Tai yra la paella, la tortilla de patata, el jamón ibérico, el gazpacho, el cocido, la fabuda asturiana, el pulpo a la gallega, el pan con tomate, las croquetas. Ir iš desertų mes turime el flan y la crema catalana. O ką jūs iš ką tik manimi paminėtų patiekalų valgėte, o galbūt turite kažkokį iš šitų patiekalų, kuris jums labiausiai patinka, ir kai tik atvažiuojate į Ispaniją, iš karto einate jį valgyti.
galite rašyti komentaruose. Ispanijos muzika taip pat yra labai įvairi, kaip ir maistas, bet jau nėra antiek populiaru ir dažniausiai su Ispanija visi daro sąsają, tai yra flamenko. Flamenko yra ir muzika, ir šokis. Bet nepainiokite ir negalvokite, kad čia tiesiog yra šokis. Ne, čia yra ir muzika flamenko, ir šokiai. O jums ar patinka flamenko? Vidutinis Ispanijos aukštis virš jūros yra 660 metrų. Nors po visą Europą vidurkis yra tik 230 metrų virš jūros lygio. Įdomiausia, kad Ispanijos pati aukščiausia viršūnė yra tai vulkanas Teide su 3715 metrų. Ir jis randasi ne žemyne, o Kanarų salose. Ir dar įdomus dalykas, kad būtent šitas vulkanas randasi 3 vietoje sąraše iš pačių aukščiausių pasaulio vulkanų. Ispanija turi apie 5000 kilometrų paplūdimio. Taip, įsivaizduokite, kokie dideli skaičiai. Bet Ispanijos paplūdimis, jeigu paimti visą Ispanijos pakrantę, tai paplūdimiai kiekvienoje vietoje tikrai skirsis. Pavyzdžiui, šiaurėje pakrantė yra pakankamai aukšta, su akmenimis, su vėjais ir dideliam bangom. Pietų teritorijos pakrantė jau yra žema ir smėlėta. Viduržemio jūros pakrantė yra miksuota, nes mes galime rasti kaip ir smėlėtų pakrančių, taip pat mes galim surasti ir pakrančių su akmenimis. O Kanarų pakrantė yra vulkaniškos kilmės pakrantė ir ten galime surasti ne tik geltoną smėlį, bet taip pat ir juodą. Ir žinoma, kai kuriuose vietose yra ne tik smėlis, bet ir akmenys. Ispanijos teritoriją labai daug kas norėjo užkariauti ir dėl to Ispanijoje suskaičiuojamų pilių yra 10 200. Nuo didžiausių iki pačių mažiausių. Pirmo ir antro pasaulinio karo metu Ispanija turėjo neutralios šalies statusą. Kodėl taip atsitiko, pagalvosite. Labai paprastas klausimas. Kai vyko pirmas pasaulinis karas, Ispanija neturėjo jokių interesų, bet taip pat ir neturėjo jokių rekursų tam, kad kariauti. O kai prasidėjo antras pasaulinis karas, Ispanija buvo pati labai susilpninta po savo civilinio karo, kuris nunešė labai daug gyvybių. Ispanų kalba yra oficiali kalba 21 šalyje. Ir ji užima antrą vietą pagal daugiausia kalbančių gimtąją kalbą. Taip, aš kalbu apie gimtąją kalbą. Ne tai, kad mes su jumis, pavyzdžiui, kalbame ispaniškai, ne, bet gimtoji kalba žmonėms. Ir jų skaičius yra toks didelis, kad Ispanija užima antrą vietą. O pirmą vietą, žinoma, yra mandarin. Didžiausias įplaukas į šalį Ispanija gauna, žinoma, visi žinome, iš turizmo. Ir praeitais metais, 2023 metais į Ispaniją atvyko, jūs nepatikėsite, virš 85 milijonų turistų. Tokie skaičiai netelpa galvoje. Pagal pasaulinį sąrašą Ispanija yra antroje vietoje pagal didžiausią turistų skaičių. Ispanijos imperija kažkada buvo viena iš pačių didžiausių istorijoje pagal kontinentų užkariavimą. Ir viena taip pat iš pačių didžiausių pagal teritorijos paplitimą. Ispanijos imperija kažkada turėjo virš 20,4 kvadratinių kilometrų. Ją perlenkia tik Rusijos imperija ir Mongolų imperija. Populiariausias Ispanijos sportas, žinoma, yra futbolas. Ir Ispanija yra laimėjusi vieną pasaulinį čempionatą 2010 metais ir 4 Eurokopas. Be to, Ispanija taip pat turi 2 pačius įžymiausius sportinius klubus ir tai būtų Real Madrid ir Barcelona.
Bet krepšinėje irgi Ispanija neatsiliko ir yra laimėjusi 2 pasaulinius krepšinių čempionatus ir 4 Eurobasket. Įžymiausi Ispanijos sportininkai yra Miguel Indurain, tenisininkas Rafael Nadal ir Formula 1 Fernando Alonso. Olimpiadose Ispanija yra laimėjusi net 174 kartus. Barcelona yra lankomiausias Ispanijos miestas. Populiariausios vietos yra žinoma Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Milà, Museo Picasso, Museo Nacional de Arte Catalunya, Barrio Gótico, Palacio de Música Catalana, La Rambla, el Estadio Camp Nou y Casa Batlló. Taip pat Ispanija turi kai kurias labai įdomias teritorijas. Pavyzdžiui, Municipio de Livia randasi Prancūzijos teritorijoje, o Isla de los Faisanes randasi išvis tarp Prancūzijos ir Ispanijos ir jie kas pusmetį pasidalina. Vieną pusmetį priklauso Ispanijai, kitą pusmetį jau priklauso Prancūzijai. Ir dar yra 2 miestai Ceuta ir Melilla, kuri randasi Maroke. Per visą Ispanijos istoriją čia buvo išrasta tikrai labai daug įvairių dalykų ir dauguma jų galbūt jūs žinote, o galbūt ir netgi nežinote ir jums bus, manau, tikrai įdomu sužinoti. Žinoma, pradėkime nuo Gitarra Española. Ispaniška gitara buvo irgi išrasta Ispanijoje, žinoma, dėl to ir pavadino Gitarra Española. Ir tai įvyko dar viduramžyje. Pavandeninis laivas Piral irgi buvo išrastas Ispanijoje. Taip, čia buvo pirmas elektrinis pavandeninis laivas. Jį sukūrė Isaac Piral 1888 metais. Ir jūs gyvai galite pamatyti šitą povandeninį laivą Kartachenos muziejuje. Aš asmeniškai ten buvau, mačiau, liečiau ir netgi galėjau pasižiūrėti į vidų truputėlį. Tikrai verta pamatyti. Saldainis Chupa Chups, žinoma, tikrai, manau, jūs pažįstate, taip irgi buvo sugalvotas būtent Ispanijoje, kad saldainis ant pagaliuko. Ir jį pavadino Chupa Chups. Ir tai įvyko 1958 metais. Ir šitas Chupa Chupsas ne tik buvo naujiena, kad ant pagaliuko, bet ir įvairių skonių. Taip pat Ispanijoje buvo išrasta šluota, bet ne bet kokia, o ta, kuri eina su pagaliu. Šita šluota buvo sugalvota 1956 metais ir čia buvo namų šeimininkių išsigelbėjimas, nes jau nebereikėjo ant kelių valyti grindys, o galėjo stovėdamos tai valyti. Ją sukūrė Miguel Jalón Corominas. Matematika, pakalbėkime apie tai. Ir tokį kalkuliatorių, kurį mes su jumis žinome dabar, jų pradininkas buvo irgi ispanas. 1878 metais buvo sukurtas pirmas kalkuliatorius, kuris žinoma visiškai neprimena dabartinio dizaino. Funikulioras, nežinau ar sakau teisingai lietuviškai, ispaniškai būtų teleferiko, irgi buvo sukurtas Ispanijoje. Buvo išrastas ispanų Leonardo Torres Quevedo 1907 metais. Jis sukūrė pirmą transporto sistemą, kuri judėjo per kabelį. Švirkštas taip irgi buvo sukurtas Ispanijoje, nors jau prieš tai buvo naudomi, bet nebuvo tokio dizaino, kaip sukūrė ispanas. Padarytas iš plastiko, buvo sukurtas 1964 metais. Šitas švirkštas jau parsidavinėjo su vaistais tam, kad perteikti kuo mažiau bakterijų ir kuo mažiau įvairių lygų. El Alto Giro, nežinau netgi kaip lietuviškai būtų, sakykime, pirmas helikopteris buvo sukurtas 1920-aisiais, o 23-aisiais jau pirmą kartą pakilo į viršų. Ir tai yra
mūsų dabartinių helikopterių pradininkas. O jį sukūrė Juan de la Cierva. Futbolin. Stalo futbolas buvo sukurtas 1937 metais Alejandro Finisterre. Jis sukūrė ir užpatentavo. Jis sukūrė stalo futbolą, nes įsikvėpė, taip sakant, tą situaciją, kuri buvo tuo metu Ispanijoje, ir kai po karo sužaloti vaikai negalėjo žaisti futbolą, jis dėl to ir sugalvojo tokį stalo futbolą, kur vaikai galėtų maloniai praleisti laiką žaidžiant, nors ir netikrą futbolą. Ispanija eksportuoja beveik pusę pasaulinio aliejaus kiekį. Ir tai būtų 48,6%. Ir Ispanija užima pirmą vietą. Ir žinoma, nepamirškime apie alyvuoges. Ispanija irgi jų labai daug eksportuoja. Apie 31,2%. Nors visi važiuoja į Ispaniją dėl smėlio, jūros ir karštos saulės, bet jūs sniego irgi čia galite rasti, taip, ir būtent žiemos metu. Bet jūs bet kur jį nesurasite. Jums reikėtų važiuoti į sekančias vietas, kur tikrai žiemos metu gali būti sniego. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Cordillera Subéticas, Cordillera Penibética. Įžymiausi Ispanijos mokslininkai ir menininkai. Pasižiūrėsime, kiek iš manimi tuoj paminėtų jūs žinojote. Antonio Gaudí, architektas. Diego Velázquez, tapytojas. Federico García Lorca, poetas ir dramaturgas. Severo Ochoa, daktaras, biochimikas ir medicinos srityje Nobelio premijos laimėtojas. Santiago Ramón y Cajal, daktaras, mokslininkas ir medicinos srityje Nobelio premijos laimėtojas. Netgi 2 Ispanijos mokslininkai gavo medicinos Nobelio premiją. Salvador Dalí, artistas. Francisco de Goya, Pablo Picasso, Miguel de Cervantes. Manau, tikrai dauguma iš jų jūs pažįstate. O tuo pačiu, kol jūs klausotės įdomybių, palaikykite mano video pirštukų į viršų, tai užtrunka vos 1-2 sekundės ir jūs taip palaikysite mano video, kad kuo daugiau žmonių galėtų atrasti ir žiūrėti. Žymiausi Ispanijos festivaliai yra El Carnaval de Tenerife, La Feria de Abril, El San Fermín, La Tomatina, La Semana Santa, La Fiesta de Moros y Cristianos, Semana Grande. Ispanija turi patį didžiausią barų ir restoranų skaičių. Jų yra apie 277 tūkstančius. Pagalvokite, čia maždaug išeina vienas baras ant kiekvieno 175 žmogaus. Ir čia buvo visos įdomybės, kurias aš jums šiandien surinkau. Tikiuosi, jūs sužinojote kažko tai ir naujo, įdomaus. Dalinkite su draugais, pažinkite Ispaniją ir jos istoriją. Galite rašyti komentaruose, kokios temos jūs dar domina. Galite parašyti ir aš į tai atkreipsiu dėmesį, kai planuosiu kitus savo video. Ir aš noriu pasakyti ačiū, kad buvote su manimi, kad mane žiūrėjote, prenumeruokite, palaikykite, aukime kartu, kad būtų kuo daugiau video ir jau susitiksime greitai. Hasta pronto!